Apie medicinos sritį aš svarsčiau dar vidurinėje besimokydama, bet buvo ir noras sieti savo gyvenimą su tarnyba. Tai karo medicina man buvo ta vieta, kur galėčiau abi savo svajonės, abu savo siekius sujungti į vieną. Jeigu atvirai pasakius, nelabai ir svarčiau keliauti šią pusę, kaip ir buvau susiplanavęs daugiau mažiau atlikinėti kaip ir sporto trenerio darbą. Ilgą labai laiką treniravausi būtent salėje, užsiiminėjau sunkiąją atletiką, kultūrizmo, porą metų ir netgi žmonės treniravau, o gavosi tiesiog atsitiktinumo faktorius. Krikštamotė irgi kaip ir daktarė, sako, būsi medikas, pasirinkau kaip ir tokį kelią tik tais todėl, kad norėjau pamėginti save ir išmėginti savo jėgas. Pasiūlė galimybę praeiti atranką, kaip ir prasėjau, patiko darbas, patiko pati specifika, gan platus spektras, ką gali nuveikti, tas labai sudomino ir todėl jau kaip ir 5 metai esu šitoje darbo vietoje. Pagrindinis motyvas turbūt man yra, kad nėra rutinos. Mūsų kasdieninė veikla yra labai skirtinga ir vieną dieną mes praleidžiame savo nuolatinėje dislokacijos vietoje, savo dalinyje, kitą dieną mes galime būti kažkur pratybose, kadangi aš tarnauju karinių jūrų pajėgų medicininės paramos vienete, tai trečią dieną mes galbūt esame jūroje, aplankome kartais užsienio uostus, tai yra, nėra rutinos, mes pastoviai kažką vis kito veikiam, vedam mokymus, o ta veikla yra labai skirtinga, tai tas turbūt labiausiai ir patinka, kad nėra rutinos, neatsibostam, nėra tos tokios kasdienybės, kaip kuriuose kitose darbuose. Jeigu atvirai pasakius, tai įvairūs specializuoti kursai, realizuoti save, tobulinti, atrasti daugiau įmanomų būdų, kaip gali suteikti, padėti asmeniui nesterilioje aplinkoje, kai reikalingas yra savikritiškas, tiek kritiškas mąstymas, padėti asmenims tiesiog darbas su pacientais, su žmonėmis, kuriems reikia pagalbos. Turbūt galimybė tobulėti. Karo medicinoje tarnaujantiems žmonėms yra tikrai sudaroma daug sąlygų kelti kvalifikaciją tiek civiliniuose kursuose, tiek kariniuose kursuose, ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Yra pilnai karo medicinos tarnyba pasirūpina pilnai išlaidomis, kurias patiriame vykdami į užsienyje vykstančius kursus. Tai tikrai ta galimybė tobulėti, kelti kvalifikaciją. Jeigu atvirai pasakius, tai būtent specializaciniai kursai, kur gali save tobulinti, kaip ir kolega minėjo, tiek išvykos užsienio šalis, tobulinti save, tarptautiniai kursai, pažinti su asmenimis, dalintis informaciją ir siekti bendro tikslo. Atliekame turbūt panašiausiai čia būtų sakyti į pirminės sveikatos priežiūros centro funkcijas. Tai įvairių laboratorinių tyrimų atlikimas, vakcinacijos, rūpinamės nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių sveikata, vedam karių privalomosios pirmosios pagalbos mokymus, arba vykstame į poligoną ar kažkokią kitą vietą, kur reikia kitiems daliniams užtikrinti medicininę paramą. Pavyzdžiui, šaudymų metu, granatų mėtymo metu ar narų nardymo metu, tai tokios paramos medicininės. Tai vienas iš tų mitų, kurį man dažniausiai teko girdėti ir dažniausiai tai būna klausimo formatu, tai klausia, tai ką jūs darot, kai nėra karo? Tai jūs nieko nedirbat. Jeigu nėra karo, medikas nedirba. Čia kaip ir yra tos pagrindinis mitas, kad sėdam, geriam kavutę, iš tikrųjų to nėra, visą laiką vyksta tobulėjimas. Karo medicinoje tarnaujantys kariai, jie ne tik yra medikai, pirmiausia, jie yra kariai. Tai mes turime visiškai tokį patį pilną karinį rengimą, tai kovinio šaudymo pratybas, laikome karių fizinio parengtumo testus, kam nuolatos irgi reikia ruoštis, tai visi tie dalykai įeina į mūsų taip pat kasdieninę veiklą. Toksai mitas, kad mes nieko neveikiam, jeigu nėra pacientų. Jeigu nėra pacientų, reiškia, yra gera padėtis visuomenė. O pagrinde visą laiką vyksta tobulinimas. Kavutės negeria medikai. Svarbiausia nebijoti. Kartais gali kilti tų abejonių, ar čia tikrai man, ar aš tikrai sugebėsiu. Tai nepabandęs mes nesugebėsim nei vienas. Tai pirmiausiai siūlau bandyti daryti. Kariuomenėje ir karo medicinoje yra sudaromos visos sąlygos
tobulėti. Jeigu kažkuris sritis sekasi silpniau, galbūt pavyzdžiui abejojama dėl savo fizinio pasirinkimo, yra sudaromos sąlygos, kaip tą gerinti. Ir prieš pradedant savo įprastinę veiklą karo medicinos tarnyboje, prieš tai vis tiek karys vyksta į privalomuosius pradinius mokymus karinius, kuriuose būtent ir tas fizinis pasirengimas yra stiprinamas, suteikiamos bazinės žinios apie kariuomenės struktūrą ir individualūs kario įgūdžiai. Tai visa tai yra ruošiama palaipsniui, pakankamai lengvu tempu, sudarant poilsio darbo režimą, tai visa tai yra pakankamai gerai paruošiama ir tada jau drąsiai galima įsilieti į kolektyvą. Nebijokit išbandyti save, laukia daugybė iššūkių, niekada nebus monotonijos, darbas visą laiką keisis, mokymų daug, darbo daug, daugybė nuotykių, kurie visą laiką jūs lydės į priekį. Linkiu tikrai to.